padalinys, kuris labiausiai operacijų smaigalį stovintis. Iš esmės, jeigu nuo televizijos bokšto reikėtų su guma nušokti, nebūtų problemos. Jokių problemų. Civiliam gyvenime neprisistatome, daugelis žino tik šeimų nariai dažniausiai. Jeigu kokiam naktiniam klube užpultų merginą, kokie 5 galėtumėte išmėtyti juos? Ne visada, nes gali būti 5 labai stiprus vyrai, bet tu turi būti toks žmogus, kuris eisi ir kovosi su tais 5. Koja į koją žengti su laikmečiu nespėjame, aišku, nes ką šiandien įsigijome atrodo naujausia, jau po pusės metų jau naujesnė versija yra. Harrisonas Fordas bandė kirpti laidus. Mes iš to mokomės ir šitam... Mokotės kirpti iš Harrisono Fordo. Buvo toks įvykis, buvo užminuota viena moteris. Baimės jausmas jisai turi egzistuoti. Tai tikrai nėra nieko tokio antgamtiško ir mes nesame kažkokie supermenai. Sveiki gyvi, kviečiame jūs į dar vieną policijos tinklalaidę. Šiandien mes kalbėsimės apie arą, tema aro kasdienybė iš vidaus. Ir šiandien tinklalaidėje svečiuojasi policijos antiteroristinių operacijų rinktinės aras pareigūnai Sigitas ir Darius. Sveiki. Labą dieną. Kai mes susitikome prieš laidą, jūs sakėte, pačius jauniausius atsiuntė, taip supratau, sarkazmas jūsų čia yra, bet... Kas po to sarkazmų slypi? Vis dėlto, Sigitai, mes taip įsivaizduojam, kai jūs paspaudėte ranką, man galvo, kad sulūš mano ten plaštaka vargšė. Tai nesvarbu kokio amžiaus, svarbu patirtis ir energija, kaip dainavo vienas politikas. Jo, amžius yra aktualus, rankos tikrai specialiai nespaudžiau stipriau. Kolektyvas yra brandus, pavadinčiau brandus, patirtis yra... Daugelis vidurkis apie 40+, bet ką darydami jaunystėje iš jėgos, dabar darome daugiau iš patirties ir iš proto. Bet jėgos reikia vis tiek turėti. Be abejo. Aras pats aras ką jisai reiškia? Ar čia tiesiog toks pavadinimas, nes kodėl sugalvotas pavadinimas aras? Buvo pasirinktas aras kaip mitinis paukštis, nešantis teisybę, užtikrinantis teisingumą. Manau, tokia idėja buvo. Aš pats neprisidėjau prie kūrimo pavadinimo, bet esu patenkintas ir manau, kad visiems tinko ir toks ir liko. Iš pradžių buvo ypatingos paskirties policijos būrys, po to buvo sutiktas pavadinimas ir išleistas įsakymas švenčiam gimtadienį. Tu įsivaizduoji galingas paukštis, kuris atakuoja greitai, krenta. Reikalui esant ir atakuoja. Ja, ir vienas dar iš... Tokių specialių kriterijų, aš kiek atsimenu, žmonės, kurie rinko pavadinimą, buvo, kad tai būtų aiškus ir trumpas pavadinimas, kad ko reikia, aro reikia. Kas padės, aras padės, kad būtų aiškiai, konkrečiai ir palyginti trumpas pavadinimas, kad nebūtų toks ilgas žodis. Šiaip žmonės turbūt pakankam, vis tiek, jūs kartais gal ir prisistatote kur nors, kad aras ar nevartoja šito pavadinimo, nes ar žmonės kažkaip išgirdę tą pavadinimą turėtų jausti didelę pagarbą aro pareigūnams, nes, tai atrodo, kad toks yra padalinys, kuris labiausiai operacijų smaigalį stovintis yra. Ar taip ir yra? Civiliam gyvenime neprisistatome, daugelis žino tik šeimų nariai dažniausiai, o tarp tarnybų paslapčių nėra. Tenka bendrauti su įvairiom tarnybom, tai prisistatyti specialiai, kas tas yra aras, tai nereikia. Tai aš taip įsivaizduoju, bet jeigu taip pat vis tiek sužino, tai jūs esat spec padalinys, kažkoks toks ypatingos paskirties, jeigu galima sakyti. Taip. Jeigu kokiam naktiniam klube užpultų merginą, kokie 5 galėtumėte išmėtyti juos, ar ne? Visi žiūri per tą fizinę prizmę. Pradžioje tai buvo, rinkome stiprius, aukštus, galingus vyrus. Aš nuo pradžių buvau mažiausias praktiškai. Dabar vidurkis yra, jaučiuosi jau gerai. Nebe jėga svarbiausia yra. Svarbiausia, kaip žmonės draugoja su galva ir koks turinys galvoje yra. O raumenis mes užauginame jau rinktinėje, tarnybos metu. Gerai, dar mes šiek tiek tiems, kas nežino, policijos departamentas, pati policija tai greičiausiai, aišku, supranta, kam skirtas šitas padalinys, bet jeigu tai plačiai visuomenė ir paprastai paaiškinti,
koks yra sukūrimo tikslas šito padalinio, su kuo jisai dirba? Šiuo metu tai yra antiteroristinių operacijų rinktinė, tai fokusas yra, pagrindinis tikslas yra antiteroristinės operacijos, taip pat įkaitų išlaisvinimo ir ypatingos svarbos ginkluoti ir pavojingi nusikaltėliai sulaikymai, taip pat talkiname kitom tarnybom, kaip įkalčių paieška po vandeniu, palyda ir saugumo užtikrinimas. Įkalčių paieška po vandeniu, tai jūs ir nardot. Turime ir narus. Tai žodžiu, iš esmės jūs visų galų meistrai, sakykime, sraigtasparnį pilotuoti galite? Pilotuoti ne, talkina mums pasienio tarnyba arba kariuomenė, savo sraigtasparnių neturime dar. Ir nėra to poreikio tokio, nes Lietuva maža, nusigauti bet kurį tašką galima per keletą valandų. Atliekame operacijas iš oro, ant žemės, vandenyje ir po vandeniu. Iš esmės, jeigu nuo televizijos bokšto reikėtų su guma nušokti, nebūtų problemos. Jokių problemų. Baimės jausmas neegzistuoja, Dariau, joks ar kaip jau? Baimės jausmas jisai turi egzistuoti. Reikalingas. Nes jisai neegzistuoja tik tai, matyt, pas labai negudrių žmonės. Gudrus žmogus jisai turi bijoti, jisai žino, kokios gali būti pasiekmes ir tų pasiekmių mes visi bijome. Tačiau aš visą laiką galbūt noriu paminėti, kad mes turime turėti tuos drąsius žmonės. Kaip jūs klausėte apie 5 žmonės, ar gali išmėtyti, ne visada, nes gali būti 5 labai stiprus vyrai, bet tu turi būti toks žmogus, kuris eisi ir kovosi su tais 5, nes matai, kad tai reikia padaryti. Tai kalbant apie drąsą, aš šiuo atveju dar atstovauju išminuotojus, tai dėl drąsos aš visą laiką sakau, mes bijom sprogmenų. Mes su jais žinom, ką jie gali mums padaryti ir kokios bus pasiekmes. Tačiau drąsa yra tame, kad žmogus, net žinodamas, kokios bus pasiekmes, jisai tą savo baimės įveikia. Tai aišku padeda padaryti žinios ir pasitikėjimas savo jėgomis, bet mes tą baimę turime įveikti ir padaryti tuos darbus, kuriuos privalome padaryti. Aš jau čia filmo Prezidentų lėktuvas kažkoks, ar dar kažkokia, ten prezidentas Harrisonas Fordas bandė kirpti laidus kažkur tai ir ten svarstė raudonas, jam nespėjo pasakyti, kurios nukirpti, jisai sakė, nukirpsiu tos, kurios jaučiu, kad reikia kirpti. Vat kai žiūrit tokius filmus, jūs kaip jums linksma? Ne, mes iš to mokomės. Ir šitam... Mokotės kirpti iš Harrisono Fordo? Ne, iš tikrųjų čia, mes turime tokį juoką, kad kiekvienas mėnesis turi tam tikros spalvos laidą galima kirpti. O kiek daug būna laidų Minoje? Kiek gali būti iš viso laidų? Laidų gali būti daug. Iš tikrųjų daug, bet reikia suprasti, kad tas teroristas, kuris gamina sprogmenį, jeigu jisai turi kažkokio tipo laidus, jisai juos naudos visiems darbam atlikti. Jeigu pasijuodi laidai, jisai naudos visus juodus, jeigu baltus ir panašiai. Kokie senukose tuo metu būna pirkti? Nereklamuosime firmų, bet jau bilė, kurioje firmoje užėję, kokius gavo, kokius nusipirko, su tais žmonės ir dirba. Tai spalvos, čia... Bet priklauso nuo to, kurį nukirpsi? Tai sakiau, čia nuo mėnesio priklauso. Nuo mėnesio? Jo. Jūs pasižiūrėt kokį mėnesį? Kokį mėnesį, kokį laidą kertam ir viskas. Bet čia jau reikia nutrūktgališkumo, jau čia iš tikrųjų. O kaip šaltus nervus išlaikyti toje vietoje? Jūs apie ką kirpdamas laidą galvojate, tiesą sakant? Taigi ir galvoju, koks mėnesis. Svarbu nesumaišyti mėnesį. Supraskite teisingai. Suprantu. O dar be mėnesio antroje vietoje kas būna? Ne, visą laiką tu įvertini turimą užduotį ir įvertini, kaip ją reikia įspręsti. Tai filmuose rodomas laidų karpimas yra, čia tikrai ne kasdienis darbas ir mes tengiamės įspręsti klausimą, kad nereikėtų rizikuoti sveikata ir gyvybė, nei savo, nei kitų žmonių. Jūs visą laiką svajojate būti išminuotojas? Nuo vaikystės. Čia yra svajonė, matytamu, kaip ateina. Policininkų mes vienaip ar kitaip kosmonautų norėjom būti kažko, bet konkrečiai išminuotojų. Čia jau labai romantizmo reikia kažkokio galvoje. Ne, mano laikais, kai aš augau,
tokių gražių filmų apie išminuotojus nebuvo ir tos minties, aišku, nebuvo kilusi. Taip susiklostė aplinkybės, gavau pasiūlymą padirbėti išminuotojų, galvojau, kad tai laikinai. Tai kaip ir toj teisingai tai patarliai, nieko nėra amžiniau už laikiną, laikinai atėjau ir jau virš 30 metų taip ir likau šitoje profesijoje. Tai laikinumas jisai... Nebuvo tokių nutikimų, kur, iš tikrųjų, aš taip įsivaizduoju, vis tiek neinat plikom rankom išminuoti, tai kad ten atėjau, kaip iš pliažo, išminavau ir viskas tvarkoja. Ten turbūt apsaugos visokios yra, bet tokių, kad, kokių nors baisesnių atvejų. Tai kiekvienas išminavimas iš tikrųjų yra baisus atvejis, nes mes savo sprendžiame, kad išspręsime šitą užduotį labai taip, kaip mes suprantame, kad jie teisingai. Bet mūsų spėjimas, mes dirbame su improvizuotais sprogmenimis, jisai gali pasitvirtinti, gali nepasitvirtinti. Tai visą laiką yra tas šansas 50/50, kad tu darai teisingus veiksmus ir kad tu darai klaidingus. Tai tik tai, kai jau baigėsi visa operacija, kai jau baigėsi neutralizavimas, galime 100% pasakyti, taip, mūsų sprendimas buvo geras. Ir kol kas jie... O kiek kartų pasitaikė tikri sprogmenys, nes mes girdime ten dažnai oro uostas užminuotas, prekybcentris koks nors ten, tie feikiniai visi, kurie skambintojai iš būdelių ar dar kur nors, tai čia, sakykime, turbūt retai kada pasitvirtina tikras sprogmuo, bet šiaip būna, kad tenka išvažiuoti tokios operacijos, kur ten publika rimtai užminavusi, ką nors arba, sakykime, daryti kažkokį tai veiksmą, kur užminuotas, nežinau, kas nors sandėlys, koks įkaitai, ką nors paėmė, kur tu gali, tikrai susisprogdinti. Praktiškai, nežinau, retas mėnesis apsieina, bet tokių įvykių, kada mes susidurėm su tikrais sprogmenimis. Sudėtingesnės, lengvesnės situacijos, bet kiekvienas mėnesis kiekvienam išminuotojui yra proga pasižymėti. Tai tik tai, kaip čia, klausimas apie, galbūt ne apie visas operacijas publika žino ir tai yra gerai. Mes dar grįžime prie to klausimo, aišku, nes visą laiką įdomu, kaip po tokio tikro išminavimo atsipalaiduoti reikia žmogui, ar reikia, ar nereikia, sakykime, kaip jūs toliau su tuo, čiagi stresas. Taip, tai yra iš tikrųjų stresas. Cholesterolio lygį tikrinat nuolat, nes nuo streso cholesterolis didėja. Tai viskas vis gerai su cholesteroliu. Su metais tai tampa sunkiau palaikyti, bet yra stresinės situacijos ir galbūt kolektyvas yra, kaip jau Sigis minėjo, brandus. Per tą laiką tenka apgailestauti, kad iš tikrųjų atskiros tokios programos, kuri palaikytų stresą patyrusius išminuotojus, galbūt šiai dienai mes labai negalėtume pasigirti, tačiau žmonės per ilgą laiką išmoko vienaip ar kitaip su tuo susidoroti. Tai iš tikrųjų mes patys tarpusavį stengiamės vienas kitą palaikyti. Bet aš nemačiau, kad jūs prieš laidą, kiek mes bendravom lauke, kad ten neįsitraukėt fleškutės, čia kitas klausimas, bet nerūkėt netgi šiaip jau, tai kaip suprantu, tai nėra tie įprašai, nes, mes, kas dirba ten tiesioginiuose eteriuose, aš daug pažįstu žmonių, kurie, tam tikrą prasme išgyveno daug didesnės įtampos, tai arba ten rūko, pareina namo, ten atsipalaiduoja, man draugai chirurgai kartais vartoja tauriuosius gėrimus, apie kuriuos čia mes neminėsime, bet iš principo, nes, nuolatinėje įtampoje žmonės yra ir kraujagysles. Tai tas jums, matau, kad nebūdinga, nors jūs esate tie, kurie visą laiką rizikuojat vienaip ar kitaip gyvybę, sakykime, paprastai tariant. Gali ten apskaičiuoti, kad čia aš viską gerai padariau, bet mesgi suprantam, kad tu negali visada visko apskaičiuoti iki galo. Ir šitoje vietoje tas sugebėjimas save suvaldyti ir tas valdymas, reiškia, jisai vis tiek, rūkymas ne pats geriausias momentas, sakykime, yra nuimti stresą. Tai o ką jūs darot? Čia vėlgi, matyt, kiekvienas žmogus labai individualiai taip patiria. Man asmeniškai, man labiausiai padeda toksai, su kolegomis aptarėme situaciją, įsiaiškiname,
kur galbūt padarėme klaidą, kur galbūt galėjome geriau padaryti. Arba atvirkščiai džiaugiamės, kad viską idealiai padarėme, nors tokių operacijų, kada profesionalai susitinka, nebūna. Visą laiką mes turime tokį momentą, galim geriau padaryti. Ir kada tu dalyką šitą aptarė tai, kad ir supranti, kad kitą kartą tu padarysi žymiai geriau ir tu pasiekiai tokį lygį, kai jau gali įvertinti savo darbo vaisius, tai tada tas atsipalaidavimas ir ateina. Tavo supratimas, kad aš turėjau sudėtingą situaciją, aš ją išsprendžiau gerai, ateityje aš ją išspręsiu dar geriau, tai kam stresuoti? Baigėsi stresas. Sigitai, dar grįžtant prie kadrų politikos, sakykime, ARO padalinyje, mes truputėlį juokaudami sakėm, kad čia, reiškia, raumenų kiekis ne pats svarbiausias, bet vis dėlto kokie kriterijai kadrams yra? Pirmiausiai kandidatus tikrina psichologas, tai kaip minėjau, galvos turinys, psichologiniai. Jeigu teisės atimtos, tai jau nepraeitų, ar ne? Ne, teisės yra administracinis nusižengimas, tai čia įtakos didelės nedaro. Visi mes esame ir greitai viršyje, ir už parkavimą galbūt kažkur po ženklų pastatę. Čia tas negalioja. Svarbiausia nebūtų kriminalinės praeities, švari biografija. Kaip minėjau, pokalbis su psichologu, jisai didelę dalį atfiltruoja ir atrenka potencialius kandidatus, o po to jau eina fizinė atranka ir visi testai, visos baimės patikrinam. Tokie kriterijai griežto, kriminalinė praeitis. O ką jūs turite omeny kriminalinė praeitis? Nes kriminalinė praeitis yra ir 1,5 promilės iš principo. Turiu omeny, nebūtų ryšių su kriminaliniu pasauliu, nebūtų pats narys ar draugas. Bet tokie geriausiai žino, kaip grupuotės veikia, jį galima gal perauklėti tokį. Mes nenorime viduje turėti tokių informatorių. Tarsme, yra rizika, kad jisai gali dirbti, būti ne tai pusėje. Mes esame toks kolektyvas, kaip minėjo, dirbantis su rizika, tai mes turime pasitikėti 100% vienas kitų. Visas kolektyvas turi būti brandolys ir be jokių abejonių. Ar jisai lojalus tarnyboje, ar jisai kitai barikadų pusėje dirba, čia to neturėtų būti. O patikrinti, ar jis neturėjo su eičių santykių su kriminaliniu pasauliu, yra paprasta ar ne? Padeda tarnybos. Bet tai vis tiek reikia kiekvienoje grupuotėje turėti kokį nors informatorių, kuris pasakytų, šitas Jonas, jisai nebuvo ten pagrindinis, bet torpeda kokia nors, apie kurią galėjo nieks nežinoti iš principo. Jisai nebuvo pakliuvęs teisės saugos akiratį, bet, ką žinau, ten iš močiučių atiminėjo rankinukus. Kol kas neturėjom jokių įtarimų ar netinkamų žmonių rinktinėje, tai manau, kad gaunam gerą informaciją. Buvo tekę su kuo nors atsisveikinti, pavyzdžiui, kad atėjo, viskas praėjo, gerai, egzaminus išlaikė ir staiga netinka. Po atrankos. Po atrankos, po darbo, po kelių savaičių, mėnesių darbo. Buvo, kad žmogus pats susivokė, kad po atranka tik yra pirmas laiptelis. Jį perėjus, tada prasideda darbas, mokymas, tikrųjų įgūdžių formavimas ir pamato pats žmogus, kad jam per sunku, ar jis, kaip jisai išsireiškia, aš ne čia atėjau. Tai čia normalu, bet, pavyzdžiui, neprilimpa prie kolektyvo, sakykime, koks nors, jisai visą laiką ginčiasi. Aš suprantu, kad čia statutinė organizacija. Mes šitą stengiamės užkardyti atrankos metu. Psichologo darbas yra ir visos komandos instruktorių. Jie pastebė tuos dalykus, fiksuojam, po to daro komisija išvadą ir atsirenka. Tai čia būtent psichologo darbas yra pasverti žmogaus gebėjimą dirbti. Nes šiandien kolektyvė darbas, išskirtinai kolektyvė. Čia jokių ten negali būti, šiandien neduosiu kamulio, pats mėtysiu į krepšį, nes man šiandien sekasi. Ir net tokių nebūtų. Ne tik tokios savybės, pažiūrėti, ar jis gebės dirbti kolektyvę. Tai čia yra viena. Antra, ar jis sugeba, kaip kolega minėjo apie baimės, ar jis sugeba jas valdyti. Baimės turime visi. Įvairias baimės, bet mes jas turime įveikti, tai atrankos metu mes stengiamės susimuliuoti situacijas, kurios... Kokia situacija? Galite susimuliuoti man, aš norėčiau pažiūrėti. Aukščio baimė yra, šunų baimė, yra ugnies baimė, vandens baimė, įvairiausia. O į aukščio baimę, kaip jūs įtikrinat, aš 11 aukšte galiu stovėti balkone, bet jau televizijos bokšte stengiuosi nugarą eiti į lauko, į langų pusę. Ja, visi bijome, bet yra kontroliuojama baimė. O nekontroliuojama, kaip pasireiškia? Nekontroliuojama, jeigu sakytų šokvat ant šito medžio ir tu
parodė, kad tu kietas. Jeigu jisai šoks, tai tik mes jį sustabdysim, bet jis tikrai netinkamas. O jeigu jis bijo prie krašto balkono prieiti? Jeigu bijo, čia jau negali savęs priversti ir sukontroliuoti, nors tai yra saugu. Mes dirbame su saugiomėms priemonėmis, tie patys aukštalipiai, kurie atlieka darbus didelėme aukštyje, operacijas, tai jie kontroliuoja savo baimę, pasitikė prietaisais, periodiškai tikriname įrangą, sertifikuojame ir užtikriname visas sąlygas ir tuo pačiu įgūdžiai, viskas yra, visas kompleksas visų priemonių, kad darbas būtų atliktas saugiai. Čia tie įeinamieji tokie momentai yra prieš tai, ką prieš padaro, kol žmogus pakliūna pas jūs į arą, tai reiškia psichologas, patikra, va čia tie baimių klausimas, mokėjimo dirbti kolektyve. Streso valdymas. O kaip streso? Irgi sudarome situacijas. Sunku žmogų patikrinti per tas kelias dienas atrankos, tai mes stengiamės sudaryti situacijas. Tai yra nuovargis, yra fizinis krūvis, stresinės situacijos, baimės įvairios. Tai pasirodo, žmogus nukrenta visos kaukės ir pamatom pilną vaizdą. Jeigu palyginti, pavyzdžiui, su kariuomenės krūviais, ten kokiais nors šauktiniais, sakykime, kur, tai kiek kartų tas krūvis jūsų yra didesnis už, kiek elementarių galima laikyti kariuomenės krūvį. Pavyzdžiui, tai... Nežinau tiksliai, kokia yra krūviai kariuomenėje, bet tai nėra ant žmogiški kažkokie krūviai. Yra žmogiški normatyvai, kuriuos tikrai nėra sunku įveikti, reikia užsispyrimo ir tam tikrų savybių. Tikrai nėra nieko tokio antgamtiško ir mes nesame kažkokie supermenai. Gerai, tai čia kai jau iki to, o paskui kai pakliūna toliau, kas yra jūsų programa iš esmės are, kas ginklai ten gali, kaip Stevenas Seagalas, peilį pataikyti į pjaustymo lentą už 50 metrų. Peilis nėra policijos specialioji priemonė naudojama operacijose. Jeigu kažkas tai tobulinasi ir lavina įgūdžius kaip savo iniciatyvą, tai sveikintina, aišku, kaip ir kovos menai visokie, ten ninzių įrankiai ir taip toliau. Bet kas naudojama policijos darbe, kokias priemonės ir įrangą mes turime, tai mokame su viskuo dirbti. Po to žmogus praėjęs bazinį rengimą. Bazinis tai yra... Su viskuo, o kas tas viskuo? Tai vis tiek čia apie ginklus kalba. Ginklai, ekipuotė, šaunami ginklai, spec priemonės įvairios. Praeina tą bazinį rengimą ir po to yra profiliuojamas jau pagal specializaciją. Ar jisai bus specialistas, sakykime, ar jis bus snaiperis, ar jis bus, galbūt jis geras darybininkas, turi psichologinių savybių, galbūt jis tinkamas išminuotojo darbui, ramus, apskaičiuojantis ir turintis inžinerinių gebėjimų, galbūt ir domisi daugiau techniką, galbūt jis geras drono specialistas. Galbūt jisai breacheris vadinamas, čia įsilaužimo specialistas, patekimo į patalpas. Tai ten... čia yra dar specializacijos kaip universitete, specializacijom čia jau fakultetai. Fakultetai, ne. Jo. Įdomu, iš tikrųjų, šiaip jūsų akimis žiūrint, aras pakankamai aprūpintas viskuo, ko reikia specialiom operacijom vykdyti. Aš primityviai mąstau, nežinau, kadangi viskas iš kino. Okay. Tiesą sakant, bet, pavyzdžiui, įkaitų vadavimas. Tai jūs viską turite tam, kas reikalinga šiai dienai? Šiai dienai turime viską, kas reikalinga. Visada norisi daugiau, bendraujame su užsienio kolegomis. Koja į koją žengti su laikmečiu nespėjame, aišku. Nes ką šiandien įsigijome, atrodo naujausia, jau po pusės metų jau naujesnė versija yra, geresnė. Palyginimui tie patys dronai labai sparčiai tobulėja ir visos technologijos. Šiuo metu esame aprūpinti ir vykdome operaciją sėkmingai. Dėl įrangos trūkumo nežlugo ne viena operacija. Bet ar būtų situacijų, kuriuose reikėtų, pavyzdžiui, kolegų kokių nors, nežinau, iš užsienio, sakykime, nežinau, dar technikos, kuri dar padėtų labiau, nežinau, ten iš povandeninio laivo kokio... Ko neturėtume, kad reikėtų pagalbos, abejoju, dabar taip greitai gal ir nepasakysiu. Malūnsparnį. Jo, ne, tai turime kolegas Lietuvoje, galime pasitelkti iš pasienio. Rinktinės, aviacijos rinktinės pareigūnus gavo kaip tik nesenai naujus sraigtasparnius. Ir jiem reikia valandas atskraidyti, ir mums reikia treniruotis, tai sėkmingai, bet bendradarbiaujame. Jis po tiltų paskristų tas, nes aš galvoju, kokio lygio turi ir pilotas būti. Pavyzdžiui, jeigu reikia dirbti su aru kartu, tai neužtenka, kad jūs ten reikia tiksliai labai nuleisti į kažkokią tai vietą. O jeigu dar po tiltų, pavyzdžiui, baltuoju.
tikrai profesionalūs vyrai, džiaugiuosi sąveiką, bendradarbiavimu. Po tilto aš nežinau, kokią operaciją reikėtų, kad susraigtas sparnį. Mes turime ir katerius greitaigius, ir narus turime, galime ir prinerti, ir priplaukti, ir įvykdyti operaciją. Kalbant, aišku, apie fizinį pasiruošimą, jis man įdomus yra ir šiaip kovinius dalykus. Irgi mokotės kovinio sporto turbūt, ar ne? O koks kovinius ten, kokia ten rūšis kovinio sporto? Miksas. Džeki Čanas, jūs ten... Žmonės ateina svarbus sportuojantis, kad įvykdytų pagrindinius normatyvus. Policijos reikalavimus plus mūsų truputį aukštesnius. Ir po to mes jau nulipdom tai, ko reikia. Gali būti žaidęs krepšinį, sportas yra valia, disciplina, užsispyrimas, fizinė būklė gera. Gali būti kovinių sporto šakų, irgi pageidaujama. Bet tai nėra standarto kažkokio, kad jis turi būti ten sporto meistras ar kažkoks tai ten pasiekimas ypatingas. Svarbu būtų draugaujant su sportu, o po to mes nukreipsime jau programą, turime rengimo, turime instruktorius, kurie rengia, kas mums reikalinga mūsų darbui. Tai mes nemokame bare prieš 5 kovoti, jeigu reikės taip, bet gali būti situacijų, bet mokame sulaikymo metu, kaip panaudoti, jeigu reikės fizinės jėgos ir kovinių imtynių veiksmų. Nes dar klausimas, aišku, visą laiką yra toks žmogus, jisai konstruktas įdomus ir ne visą laiką žmogus viską mokėdamas, pavyzdžiui, gali, vis tiek, jūsų operacijose reikėtų arba reikia šauti į kitą žmogų. Pavyzdžiui, tiesiog jį nušauti. Mes žinome, ten Zamolskio įkaito operacija. Savicko. Ten Zamolskis, Savickas ir jaunuoliai jie buvo paėmę. Tai vienas Savickas, ko gero, nukautas buvo, jeigu aš atsimenu gerai. Tai reikėjo kažkuris turbūt iš aro pareigūnų turėjo šauti. Snaiperis, kas ten, aš dabar nepamenu, bet iš tikrųjų kažkas turi tą daryti. Va čia psichologinis tas barjeras labai svarbus yra, ar ne, kad, į žmogų tą žiūrima kaip grinai nusikaltėlį, ar visą laiką kaip būna, kodėl nešovė į kulną ten, pavyzdžiui. Kodėl ten nušovė tu ir paskui ten visi suvažiuoja ir aiškinasi, kaltas čia pareigūnas ar ne. Naudojame proporcingą jėgą, jeigu reikia sulaikyti ir be šūvių, tai sulaikome be šūvių, bet jeigu reikia nukauti, kuris kelia grėsmę pačiam arba kitiems, tada tenka neutralizuoti. Nes proporcinga grėsmė, jeigu yra pavojus gyvybei, tai kitaip sustabdyti neįmanoma. Jeigu yra galimybė, aišku, geriausias variantas yra derybos. Treniruotės kasdieną, kaip vyksta, kokia yra aro pareigūno jūsų darbo diena, pavyzdžiui? Treniruotės vyksta kasdieną. Darbo diena turime... Bet jūs ten, aš visą laiką, man sunku atskirti armiją, kariuomenę, sakykime, nes kariuomenė ten kazarmos, atėjai ten ir gyveni. Čia jūs ateinat kaip į darbą, ar ne? Ir ryte atėjote į darbą ir prasideda darbovietė, kas vyksta. Jeigu tai yra reguliari darbo diena, tai yra nuo ryto iki vakaro, kaip bet kurio įstaigoje, yra treniruotės, yra pratybos įvairios, yra kovinės grupės, 24 valandas dengiame visą budėjimą, visą parą yra kažkas tai bazė yra. Pamainomis yra taip pat ir kolegos išminuotojai, jų skyrius dirba, jeigu skambutis turime reaguoti. Pas mus yra parengtis 15 minučių iki išvykimo. Nuo signalo gavimo, vado nurodymo turime išvykti su visa pirminė pagrindinė įranga, pasirengimu sureaguoti, palikti bazę per 15 minučių. Stengiamės išvykti greičiau. Bet tai treniruotės, kiek laiko užima treniruotė per dieną maždaug? Vyksta kelios treniruotės. Porą valandų. Nenuvarginame per daug, žiūrint koks pobūdis. O kitą darbo dienos budėjimas tam tikrą prasme? Ne. Kuri grupė budi, tai jie budi, o kiti likę treniruojasi. Bet kovinė grupė irgi treniruojasi, jeigu tai yra mūsų dislokavimo vietos teritorijoje, jie gali pasijungti į pratybas taip pat, bet pasiruošę išvykti per 15 minučių. Visa įranga sukrauta vietoje. Kokie, kada, aš nežinau, čia aišku, konkrečių operacijų, mes turime čia tų garsių operacijų, kuriuose jūs dalyvavote, ar jūs, aras, sakykime, čia vienas iš garsiausių turbūt mergaitės pagrobimas buvo berods Kaune prieš metus, turbūt daugiau čia. Kokios dar buvo tokios istorijos, kurias jūs prisimenat, sakykime, kurios buvo gal išskirtinės, jums ypatingos, kurias vis tiek, sakykime, anūkams norit papasakoti? Ne, mes apie operacijas daug nekalbame. Daug yra žinomos, daug yra nežinomos, neviešinamos. Mes to džiaugiamės, nenorim to viešumo.
dažniausiai tai nėra vien mūsų operacija. Bet pobūdis jų įvairių tarnybų. Būna. Apie ką mes, jeigu susidaryt vaizdą, kokio pobūdžio nusikaltimų Lietuvoje yra daug, kad arui reikia reaguoti. Kas tai per nusikaltimą? Šiaip policija atvažiavo, žmona su vyru mušėsi, vyras su kirviu laksto, argi čia arą kviesi dabar. Jeigu su kirviu, galimai reikės pagalbos. Reikia su kirviu. Jeigu yra šaunamasis ginklas arba yra informacija, kad galbūt registruotas ginklas pas savininką arba galbūt nelegalus, kažkur informacija praėjusi yra, kad galimai gali būti ginkluotas ir pavojingas, tada pasitelkėme mūsų kovotojai. Dirbame sąveikoje visada su kitomis tarnybomis, su įvairiomis policijos, su kriminalinė policija, su kitos tarnybos pasitelkė į pagalbą. Tai jeigu reikia jėgos ir užtikrinti saugumą, tai tada mes dalyvaujame. Su kariuomenės būriu Aitvaras būna bendros pratybos? Aitvaras buvo junginys misijoms užsienyje. Tai yra specialių operacijų pajėgos dabar vadinasi. Tai yra ir narai, ir žvalgai, ir ypatingos paskirties tarnyba. Su jais bendradarbiaujame, treniruojamės kartu, ruošiamės hibridiniam grėsmėm, dalinamės informaciją. Dar tada dariau apie išminavimo grožybės visas. Kas iš tikrųjų jums, kaip apskritai rengiami išminuotojai? Gal toks klausimas galėtų būti. Ir aš išminuotojų mokykla, ar į arą, kai ateina, tai ten ir išmoko. Tai jo, Lietuvoje yra išminuotojų mokykla, bet jinai yra pas kariškius, kai kariškiai turi atskirą mokyklą. Mūsų pareigūnai išminuotojai yra ruošiami pas mus, mes jų vietoje ruošiamės. Turime paruošę mokymo programas, žmogus ateina, įgyja vieną lygį, įgauna praktikos, tada mokinasi sekančiam lygiui ir praktiškai mokymo trukmė pas mus užtrunka apie 5 metus, kol susiformuoja pilnavertis pareigūnas, kuris paruoštas visom užduotim atlikti, išminavimo turiu omeny. Visom užduotim? Išminavimo, jo. Pas mus daug užduočių, kurios surištos su sprogmenimis, su pavojingomis medžiagomis. Tai ne tik, sakysime, sprogstamosios medžiagos, bet ir visos pavojingos medžiagos, cheminės, radiologinės, biologinių dar pas mus nebuvo. Tai. Bet jeigu būtų problema, sakysime, surišta su nešvaria bomba, tai vėlgi mes būtume pasiruošę tas užduotis įvykdyti. Tai tam žmonės pas mus yra ruošiami įvairaus pobūdžio išminavimo operacijoms, sprogdinimo darbams, pagalba minėtiem breacheriam, tai irgi mūsų viena iš užduočių. Dažnai dalyvaujame įvykio vietose po sprogimo, nes pirmieji, kas į įvykio vietą atvažiuoja, kurie jau dirbo pačioje įvykio vietoje, yra išminuotojai. Nes po sprogimo gali likti nesprogusių sprogmenų, antrinių sprogmenų, tai pirmiausia įvykio vietą patikrina išminuotojai ir tik toliau jau gali veikti kitos tarnybos. Tai tų užduočių tikrai yra įvairių ir kiekvienai užduočiai paruošti užima ir laiko, ir sąnaudų nemažai, aišku. Tai reikia žmogų ne tik išmokyti, duoti žinias, bet ir suteikti jam patirties. Kiek jūs spėjate paskui nusikaltėlių pasaulį? Iš tikrųjų, nusikaltėliai, sako, visą laiką eina vienu žingsniu, būna technologiškai pranašesni už valdžios gebėjimą užkardyti nusikaltimus ir sako, čia jie, nes nusikaltėliai visą laiką turi daugiau pinigų, investuoti nusikaltimus ir ta prasme. Ir ypatingai turbūt sprogstamosios technologijos, minos visokios, dar kažkas, tai pakankamai greitai eina į priekį. Ir sakote, mokėtės 5 metus, bet čia turbūt tas mokymasis visą gyvenimą, čia reikia vaikščioti į kursus, kongresus, kažkokius, nežinau, ten konferencijas, rašyti disertacijas apie tai, kas čia dar tobulėja, nes ir sprogstamųjų medžiagų atsiranda vis naujų, turbūt ir naujų, čia dabar C4 jau nebeįdomu turbūt. Ar vis dar dinamitas vis dar naudojamas sprogdinant? Šiaip tai visos medžiagos, kurios buvo sukurtos ir išrastos kaip sprogstamosios po šiai dienai naudojamos, tiek vienu metu vienos populiaresnės, kitu metu kitos. Tai
Kaip atsakant į jūsų klausimą, iš tikrųjų yra du momentai pagrindiniai, tai kaip teisingai pastebėjote, išminuotojai pas mus jie tobulėja kiekvienais metais. Tai, ką mes mokėjome vakar, visiškai netinka šiandien, tai, ką turime šiandieną, žinome, netiks rytdienai. Tai tų patirčių semėmės pastoviai ir dėka tos informacijos, kurią daliname su kolegomis iš užsienio, tai galiu šiai dienai pasakyti, kad mūsų lygis yra tikrai aukštas. Tai, kas dabar šiuo metu vyksta Lietuvoje, tai paprieštarausiu jum, tai mes vis dėlto dar kol kas priekyje, bet tai, kas atsiranda pasaulyje, mums tampa žinoma iš karto. Mes, jeigu kolegos susidūrė su kažkokia tai problema, su kažkokia tai naujais sprogmenimis, sprogstamaisiais įtaisais, čia irgi reikia pastebėti, kad terminas sprogmenis pas mus apima vieną. Tai yra dvi rūšis, tai yra ir sprogstamasis medžiagas, ir sprogstamosius įtaisus, tai sprogstamųjų medžiagų tiek daug, ne taip kaip narkotinių, narkotinės jie čia kūrė, ne kas naują savaitę vis po naują medžiagą sugalvoja, su sprogstamo medžiagom taip nėra, bet yra žmonės, kurie gamina savadarbius sprogstamasias medžiagas įvairiais tikslais, tiek ir nusikalstamais, tiek banaliai pažintiniais tikslais, tačiau aš visą laiką noriu atkreipti visų dėmesį, kad tai yra baudžiamasis nusižengimas. Tai vadinasi, žmonės pasigaminę sprogstamasias medžiagas, bilia kokiam tikslam, jie pažeidžia įstatymą. O kiek reikia pasigaminti, nes dėl narkotikų tai ten keli gramai ir jau tu, kaip sako, važiuoji. O kokią chlapuškę pasidarė, mes atsimenu, kai mokiniai buvom, tai ko tik nedarėm tenai, visokių chlapuškių, šaudydavo salietros, sprogdavo. Niekas nesadina niekur. Tai ir šiai dienai, kaip negaila, dažnai jauni žmonės, nors iš tikrųjų pirotechninių priemonių, ne taip kaip mūsų jaunystės laikais, galima gauti labai lengvai ir sertifikuotų, nusipirkti ir saugiai naudoti, bet kiekvienas padarytas savadarbis sprogmuo, jisai savyje turi tą momentą, kad žmogus gali labai lengvai pats susižeisti arba sužeisti kitus žmonės, arba padaryti materialinių nuostolių kitiems žmonėms. Tai tokių atvejų tikrai dažnai pasitaiko ir tenka su tuo kovoti. Tai žmonės bedarydami įvairias netgi pirotechninės priemonės, jie jau, kadangi ši veikla pas mus Lietuvoje yra licenzijuojama. Tai vadinasi, gali tuo užsimti tik tai turinti specialią licenciją žmonės. Jeigu tai daroma be licenzijos, tai ten priklausomai nuo kiekių gali jau varijuoti tarp administracinio nusižengimo ir baudžiamojo nusižengimo. Internete visą laiką būdavo kalbama, kad ten gali surasti viską, vos ne iki atominės bombos pasidaryti. Ten iš tikrųjų taip ir yra, ar ne? Ar čia mitas kažkoks? Dėl atominės bombos nepasakysiu, bet dėl savadarbių sprogstamųjų medžiagų ten dažnai būna daug visokių receptų, tačiau tie receptai, reikia pastebėti, kad jie dažnai yra perrašyti, perdaryti žmonių, kurie ne visada turi geras chemijos žinias. Ir kai kada padaro klaidų perrašinėdami tuos receptus, norėdami galbūt pasipuikuoti, kad jie juos sukūrė, bet iš tikrųjų padaro klaidų žmonės, kurie irgi mažiau galbūt susidūrė su chemija, vykdydami tuos receptinius nurodymus ir sukelia sprogimus. Ir tada mes turime graudžias pasiekmes, kada žmonės susižaloja arba, kaip jūs sakiau, žūsta. Ar dabar nusikaltėliai, aš atsimenu kokius ten 92 gal 2-3 metus, netgi prie televizijos ten sprogo kažkoks Volvo, važiavom mes filmuoti su Jogailu Morkūnu, to įvykio kažkaip ten čiūštelė man ant kažkieno smegenų, bet iš principo tais laikais dar nusikaltėliai aiškindavosi santykius, sprogdindami automobilius, žinome, čia prie vyriausybės Grainio istorija berods buvo, kad taip nusikalstamos struktūros tokiu būdu. Dabar kaip ir negirdėjau aš paskutiniu metu, kad kas nors išlėktų su automobiliu į orą,
ar čia nebemadingas toks santykių aiškinimasis, ar dabar jau atėjo tie laikai, kai sako, susitarti yra lengviau negu kad prisiminti 90-uosius? Čia kiekvienas jūsų teiginys turi tam tikrą tiesos dalį, bet sprogmenų naudojimas, sprogstamųjų įtaisų naudojimas, aiškinantis tarpusavio santykius, jisai dar išlieka. Tačiau jisai jau... Kur juos kiša? Įvairiai. Automobiliai, bet nesprogo nei vienas. Ne apie visus matyt parašė. Ne apie visus parašė. Bet jeigu gatvėje sprogtų, tai ar mes tiesiog nesuprantam, kai sprogo? Ne, tai sakysime, paskutinis tikriausiai sprogimo atvejis buvo susprogdintas, kaip čia pavadinti, bankomatas. Ir tai yra... Bet čia nesantykių aiškinimas. Ne. Čia šiaip apibrėžt norėjau. Sprogmenų panaudojimas nusikalstamai veiklai. Taip reikėtų pasakyti. Tarpusavio santykiai jie įvyksta, dažniausiai vis dėlto nukenčia asmeninis turtas žmonių, dėl to galbūt nesukelia didelio ažiotažo visuomeniai, bet šita problematika nėra tokia aktuali kaip 90-2000 metais, kai turėdavome po keliasdešimt sprogimų per metus ir galingų sprogimų, nes būdavo naudojami labai dideli kiekiai sprogstamųjų medžiagų. Tai tų sprogstamųjų medžiagų nusikalstamos grupuotės tuo metu gaudavo iš išeinančios Rusijos kariuomenės. Tai būdavo labai plačiai užsipirkę didelius kiekius ir dėl to matyt plačiai naudoja. Dabartiniam nusikaltėliam tai matyt nėra tiek aktualu, nes vėlgi kiekvienas sprogimas jisai sukelia labai didelį ažiotažą. Sukeltas didelis ažiotažas jisai visą laiką sukelia ir tarnybų padidintą darbą šitą kryptimį ir jiem matyt nelabai norisi, kad tarnybos jais domėtųsi. Koks jūsų vaizduotėjai, sakykime, yra momentas, su kurio nenorėtumėt susidurti? Pavyzdžiui, būna, kad pagalvojat, sakote, pasaulis eina į priekį, pas mus dar tokių nėra. Pas mus nėra teroristinių aktų, sakykime, tokio masto, kaip kur nors ten užminuotos, kur sprogimai dideli būna. Ir toj pačioj net vakarų Europoje tokių atvejų pilna. Ir visai kita. Kuris toks jūsų, čia dar nieko, bet jau čia tai... Mes patys kaip išminuotojai, mums tikriausiai pats sunkiausias ir sudėtingiausias darbas tai yra su užminuotais žmonėmis. Jeigu pamenate, 90-ųjų metų pradžioje buvo toks įvykis, buvo užminuota viena moteris, berods tenais buvo LIOT aviakompanijos kasų kasininkė, kurią atėjo, apvogė ir po pilvų pakišo į granatą, ją paguldė. Tai ten praėjo labai daug laiko, kol tą moterį iš viso surado, paskui mūsų kolega ją sėkmingai išminavo. Tai tokie išminavimai skaitosi patys pavojingiausi, patys sudėtingiausi, nes tu dirbi ne tik su sprogmeniu, tu turi dirbti ir su tuo žmogum, prie kurio tas sprogmuo pritvirtintas. Kaip su tuo žmogum dirba, aš bandau įsivaizduoti, tas žmogus turi jį dar jį suvaldyti, yra jis guli ant granatos, ar ne, ir ten jam pasakyti, kad tu ten ramiai gulėk, nejudėk, maždaug nesimuistik, tai nėra taip paprasta, kad jis tą ir darys tenai. Taip, nes visą laiką yra, kaip jūs teisingai pastebėjote, yra momentas, kad žmogus gali supanikuoti ir elgtis neprognozuojamai. Čia matyti vėlgi panašiai kaip skęstantis žmogus, kuris tą žmogų, kuris atplaukia įgelbėti, bando apkabinti ir dažniausiai būdų nuskęsta. Tai va čionais irgi tame išminavime yra pati sudėtingiausia dalis, tai yra, kad ir žmogų suvaldyti, ir tą sprogmenį neutralizuoti, kada yra sprogmuo pritvirtintas prie žmogaus, aišku, ir ne visą įrangą mes galime, kurią paprastai galėtume pasinaudoti, jau tos galimybės nėra. Tai visą laiką yra sudėtinga. Kitas toksai jau sunkus momentas visą laiką yra atvykti į įvykio vietą, kurioje žmonės žuvo. Ir reikia tikrinti tą vietą po sprogimo. Ir čia yra tikriausiai viena iš tokių sudėtingesnių irgi operacijų,
kuri galbūt ne tiek techniškai, kiek psichologiškai labai paveikia žmonės. Ir šitas dalykas, tai ką kalbėjome apie streso valdymą, jisai iš tikrųjų didelį stresą sukelia. Tai daugiausia mes stengiamės kalbėtis su žmonėm, kad įsikalbėti, įsiaiškinti ir kad tos baimės kažkur tai dingtų. Bet, vėlgi visi skirtingai priima. Gal kitas žmogus ir nemeluosiu, gal ir tą cigaretę surūkys po to stresą, gal ir tą taurų įgėrimą paragaus. Dėkui, Dariau. Sigitai, dažnai kalbama, kad aras sensta, kolektyvas keičiasi. Ar daug ateina naujokų į tarnybą, nes šiaip, dabar žmonėm rizika jau kažkaip tai turbūt nelabai patinka. Jo, truputį kitą kartą keičiasi. Kito mąstymo žmonės, bet registruojasi daug. Po pirminių, kaip minėjau, psichologo pokalbių labai didelė dalis nuvyra. Tie, kurie lieka į tikrąją atranką, jau tą fizinę atranką ateina jau nedaug ir atrankos metu atsirinkame tos žmonės, kurie tinka. Tai nėra daug žmonių. Praeitais metais, užpraeitais labai liūdna, bet nieko neatsirinkome, netitiko mūsų kriterijų. Pernai atsirinkome, dabar kaip tik tą savaitę. Psichologiškai netinka ar kokiais kitais planais? Ne, jau čia atrankos metu. Čia jau taip. Tai liūdna, kas gali laukti aro. Ne, šiek tiek pasipildome, viskas tvarkoja. Bet dar kadrų stokos didelės nėra. Turime trūkumą, kviečiame, pasinaudodamas progą, pakviesiu kolegas ar besidominčius. Ateikite, tikrai nėra ten kažkokio neįveikiamo testo ar neįveikiamų sąlygų. Visi praeina, kurie dirba, visi yra praėję ir su šypsena žiūrime tos komentarus, skaitome, kur ten, ten kaip sunku, kaip ten neįveikiama, bet dažniausiai komentarus rašo tie, kurie nepraėjo. Aš nežinau nei vieno iš mūsų darbuotojų, kuris sėdėtų, rašytų komentarus ir komentuotų atrankas. Tai mums nebeįdomu, mes praėjome, mes dirbame, o komentuoja tie, kurie nepraėjo ir galbūt pateisinti savo silpnumą ir sako, jau ten jūs tikrai neikit, jeigu aš nepraėjau, tai jau tikrai ne. Gerai, ir paskutinis klausimas tada, aro tradicijos kokios nors yra, kurias galėtumėt papasakot? Viena pagrindinė tradicija, tai yra aro metinės, be abejo, švenčiame kas metai su kolektyvu. Iš kitų tradicijų paminėjimo, tai jubiliejai, pasikviečiame, pasveikiname, parodome dėmesį, turime šiokį tokį suvenyrą įteikiame, o išeinantį palydime turime tokį simbolinį varpą, suskamba varpas, paskambina to varpu ir tai reiškia, kad kolektyvas pakviečiamas į atsisveikinimo vakarėlį. Kągi, tai linkiu, kad aras toliau gyvuotų. Matyt, kaip kažkas sakė, kad dar mes ilgai turėsime problemų su nusikalstamumu, nesinorėtų, bet dėja nei viena valstybė nesusitvarkė. Vadinasi, aro paslaugų reikia ir greičiausiai reiks. Linkime, kad ateitų jūsų tarnyba protingi, subrendę, subalansuoti asmenys ir kad iš tikrųjų tarnyba stiprėtų, kad nieko netrūktų iš valstybės jai. Ir tiek. Sigitas ir Darius, policijos antiteroristinių operacijų rinktinės aras pareigūnai šiandien mūsų tinklalaidėje. Ačiū visiems, kas žiūrėjo. Iki kitų kartų.